sekundę aš savo. Iš gradient aplanko, mes praeitą kartą su jumis keletą scenarijų pasižiūrėjom. Štai galim visus atsidaryti, greitai mes pažiūrėsim. Ir pirmasis, kurio mums prireiks, bus gradient background, gerai? Luktelsiu. Praeitą kartą mes pasižiūrėjom, kaip galime naudotis gradientu, tai gal aš dabar tiesiog labiau iliustruosiu, kad gradientą galime naudoti ir vienas būdas galime jį dekoratyviai naudoti ir praeitą kartą pradėjom žiūrėti, kad galime koreguoti šiek tiek nuotraukų korekcijose, naudoti gradientus. Tai dabar šitoje nuotraukoje, ką mes galime matyti, kad fonas susilieja su vazonu, arba vazonas, gal reikėtų sakyti teisingiau, susilieja su fonu, nelabai atsiskiria. Tai vienas būdas, ką mes galime padaryti, galbūt truputėlį atspalvio fonui suteikti. Ir tą galima padaryti su gradientu, nes vėlgi dažnai, kai matome spalvą kažkur aplinkoje, nuotraukai nebūna vientisa, todėl visai toksai variantas koreguoti gradientų fonus gali būti. Taip, kaip tą reikėtų padaryti, tai dabar norėdami, kad viską man pažymėtų ir augalą, ir vazoną, ir rankas, mes galėtume greitoji veiksmų juostą išsikeliu čia į viršų, rinktis Select Subject, jeigu kas nors nemato greitosios veiksmų juostos, ją patogu naudoti Photoshop'e, esu minėjusi, tuomet galime ją atsidaryti, primenu, per Windows, pasirinkus Contextual Taskbar, varnelę uždėti, nes jeigu nematot, tarkim, tai varnelė bus nuimta, primenu. Contextual Taskbar, greitoji veiksmų juosta vadinasi tiek Photoshop'e, tiek Illustrator'ui, tiek ir ten InDesign'e, jeigu norėtumėt ar nematytumėt. Taip, atsiprašau. Tai dabar, norėdami pažymėti viską, tiesiog galim rinktis funkciją Select Subject arba Select Subject funkciją galim rinktis ir per viršutinę parinkčių juostą Select ir Subject. Taip, truputėlį palaukus turėsime pažymėjimą. Kai pažymėjome, dabar esmė, kad mes norėsime sukurti gradientą. Kad sukurtume gradientą, įrankių juostai turime susirasti Gradient Tool. Taip, praeitą kartą naudojam ir aiškinamės. Aš norėjau greitai paklausti, kaip jį pažymėtų visą augalą. Rinkite Select Subject. Taip. Viršutinė juostai Select ir tada Select Subject. Ir tada jau jums pažymės. Reiškia, kai žymim, niekad nedirbam kažkokio papildomo darbo, čia nesusirinkom kažkokių užduočių papildomų mano sugalvotų daryti, o susirinkom, kad kažkaip kuo efektyviau išmoktume naudotis. Tai užtat ir naudojam tuos greituosius žymėjimo būdus. Gerai? Tai tikrai vienas pagrindinių tokių žymėjimų, nes nuotraukose gan dažnesnis tikriausiai scenarijus yra, ne tik nuotraukose, vaizduose dažnesnis scenarijus, kad yra aiškus pagrindinis objektas. Gali būti, kada ne, bet dažniausiai tai bus. Dėl to tas dirbtinio intelekto pagalba pažymėjimai vis tobulėja, vis geresni, ar ne? Tai dėl to ir dažnai naudojam šitą Select Subject funkciją. Kai pažymėjote, dabar neskubėkit daryti, truputėlį pažiūrėkit, pasirinksim gradientą, pasirinksim mums patinkantį gradientą ir netgi išskleidus prie parinkčių viršutinį juostai matysim tokį gradientą kaip pastelinį arba, pavyzdžiui, dangaus, tai iš vis tokie pilkšvi gradientai, aš jums ir pasimsiu toks subtilus iš pilkšvo į melsvą. Ir gerai. Dabar jeigu, kai turiu selectioną, aš darysiu gradientą, tai gradientas kursis į selectioną. Aš spusteliau Ctrl Z.
Reiškia, ką mums reikia padaryti, man reikia atvirkštinio pažymėjimo. Tai reikia panaudoti funkciją invert. Taip? Kaip žinoti, kad invertinat? Kai invertinat selectioną, veikiausiai pas jūs nebuvo pažymėjimo aplink kontūrą, tai va dabar tas, kad bėgantis punktyras yra ant darbo zonos krašto ir indikuoja, kad išsivertė jūsų selectionas, tai funkcija invert. Arba greitoji veiksmų juosta ikonėlė, arba galima šią funkciją naudoti ir per viršutinę juostą select inverse. Tai ar vienu ar kitu būdu, gal greitoji veiksmų juosta šiek tiek bus greičiau, bet jeigu išmoktumėt klaviatūros trumpinį, tada būtų efektyviausia klaviatūros trumpinys. Ir dabar galime jau kurti gradientą. Jau kaip aš noriu, galiu tą padaryti. Taip, kadangi bazonas baltas, aš galiu į viršų, tada galiu ir po sukūrimo dar redaguoti ir žiūrėti, kuris ten man rezultatas labiau patinka. Ir aišku, jeigu man nepatinka šis spalvinis derinys, aš galiu ten ir kažkokį kitą žiūrėti, galiu ir ryškų visiškai uždėti, kad šiuo atveju gal mano manimu nelabai tinka, ir pasirinkti man patinkantį variantą. Ir tokiu būdu, ar ne, savo tam fonui truputėlį suteikti kažkokio spalviškumo. Ar pavyko? Tai čia tokių nesunkių dalykų pradžiai pasižiūrėsime su gradientais. Reiškia, kaip mes galime gradientų pagalba koreguoti. Gerai. Ar turit klausimų? Jeigu ne, tai su šiuo pavyzdžiu bus tiek, ar ne? Tada galime išsijungti, pažiūrėsim kitą pavyzdį. Kitas pavyzdys, kitas pavyzdys gali būti gradient adjustment. Čia bus mergina sėdinti prie lango. Ir ką mes matom, kad, be abejo, už lango šviesa, tai ten yra ryškiau, o mergina yra viduje ir jinai yra tamsesnė. Ir gradiento pagalba mes gradientus galime naudoti ant maskų ir ypač kartu su adjustmentais. Tai dabar, kad būtų aiškiau, dabar galit pažiūrėti, kad būtų aiškiau, aš parodysiu su curves adjustmentu. Curves adjustmentas leis pašviesti. Įsivaizduokim, kad aš gal noriu, kad mergina būtų šviesesnė, bet jeigu aš tiesiog šviesinsiu ar ne visą nuotrauką, vadinkim, išdega vaizdas už langą, sakiau, kad liežuvis pinasi. Tai kągi aš noriu padaryti? Aš noriu pašviesinti merginą, bet aš noriu, kad taip stipriai nepaveiktų vaizdo už lango. Dėl to padarau tą korekciją ir tuomet renkuosi maską. Taip, galit kartu padaryti. Žodžiu, pašviesinkit visą nuotrauką. Tai galit ir su levels tą padaryti, arba su curves, kadangi. Pabandykit su curves prisiminti, mes žiūrėjom šitą adjustmentą. Tiesiog maždaug, kur yra vidurys ašies, ten bent šviesėja, jeigu kitą pusę tamsėja. Tai pasišviesinu. Ir dabar mes įžymim maską, kad pasižymėtumėt adjustmento maską, ten, kur yra baltas langelis, aplink jį turi atsiras kontūras, nes galiu žymėti arba adjustmento ikonėlę, tai pačią korekciją, arba maską jo. Taip, dabar baltas maskas reiškia, kad ta korekcija taikosi ant viso vaizdo, o ką aš norėčiau padaryti, aš norėčiau galbūt pritaikyti gradiento pagalbą tik tam tikroj vietoj. Pradėsim nuo to, kad pirmiausia visą maską užliesime juoda spalva. Galime eiti per edit ir film, nes šiuo atveju mes visą laiką žiūrėjom užliejimus darydavom per greitąją veiksmų juostą, kadangi neturim pažymėjimo, mums nesiūlo. Nebent mes galim daryti select all ir tada čia atsiras ikonėlė. Taip, jeigu padarau select all, turiu pažymėjimą ir galiu tada užlieti juodą spalvą. Taip, deselect. Jeigu be selectiono, tai tada tiesiog galiu eiti į edit
naudoti fill funkciją ir čia yra lygiai tas pats, pasirinkti juodą spalvą. Reiškia, užliejau maską. Ką čia padariau? Tą pašviesinimą paslėpiau. Ir dabar gradiento pagalba aš norėsiu atidengti, kad toks būtų tolygus perėjimas. Taip? Tai dabar turiu būti pasižymėjus tą juodai užlietą maską. Reiškia, kad viskas paslėpta. Pasirinkti juodai baltą gradientą. Tai einu į Basic ir renkuosi juodai baltą. Čia trečiasis. Jeigu jūs ir taip pasirinkę juodai baltą spalvą, ar ne? Tai gali būti ir pirmasis pasirinkimas, tik prie Basic vidurinis eina į permatomumą. Tai netiks. Tai turi būti arba šitas, taip? Kur juodai baltas. Jeigu turėsi linijinį gradientą, galiu braukti, aš revers padarysiu, nuo apačios pašviesinti, ar ne? Ir toks gan nuoseklus perėjimas gaunasi. Galiu pažiūrėti, kaip buvo ir šiek tiek šviesinu nuo apačios, ar ne? Jeigu reikia, aš galiu keisti. Jeigu norėčiau, galėčiau nuo kažkurios vietos. Galiu daryti ir su radial gradientu ir sakyti, gal tas pašviesėjimas eina nuo merginos centro. Taip. Ir kadangi čia darau gradiento pagalbą, tai šitoj vietoj šviesėja yra natūralus toks gražus perėjimas, tai labai dažnai tinka šviesotamsai koreguoti. Pažiūrėkite, ar jums pavyksta tą padaryti, gal turit kažkokių klausimų. Tai reiškia, kad gradiento pagalba mes galime dirbti su spalva, bet juodai baltą gradientą galime naudoti ant masko. Tas puikiai veikia su adjustmentais. Bet šiaip iš esmės ant bet kokio masko galiu naudoti ir kurti tokius vientisus perėjimus. Taip, tai reiškia, kad galiu naudoti gradientą su adjustmentu. Ar turit klausimų? Ar reikia kažką pakartoti? Jeigu pavyko, tai tada galim pasižiūrėti trečiąjį scenarijų ir čia tokia iliustracija paėmiau. Įsivaizduokit, kad įsisaugojat iliustraciją JPG failui, ir jinai yra be abejo nekoreguojama. Vienas suplokštėjęs layeris yra. Pasiversiu aš iš layerio, pavadinu. Bet galvojam, kad norėtume pasikoreguoti gal tą žalią foną padaryti su gradientu, pavyzdžiui, kokiam kitom spalvom. Dabar pasižiūrėsim dar vieną būdą, pažymėjimą pagal spalvą. Tai priminsiu, kad turim tokį įrankį, kur toj grupiai, kur yra Object Selection, Quick Selection, yra Magic Wand Tool. Magic Wand Tool būtent leidžia pažymėjimą padaryti pagal spalvą. Taip? Ir kai pasirinksit Magic Wand Tool, čia bus Tolerance. Pažiūrėkit, koks pas jūs rašo Tolerance skaičius, nes aš nepamenu defaultą, ten gal 32, ne? Jo, 32. Gerai. Tai reiškia, dabar imkim ir jūs dabar truputį pažiūrėkit, jeigu spausiu ant žalios spalvos 32, puikiai pažymi, nes čia vientisa spalva. Dabar jeigu priartinsiu trumpam geltonus marškinėlius, čia taip gal intensyvu žiūrėti, bet ten yra truputėlį tekstūros. Ir su 32 tolerancija, reiškia, jisai gan preciziškai žymi spalvą ir supranta, kad 2, taip? Tai aš deselektinsiu, jeigu noriu, kad ta tolerancija, tarkim, būtų mažesnė, didesnė, aš galiu pasididinti, ir žiūrėti, 55 dar neužtenka, tai tarkim 85, jau dabar žymi tik geltoną spalvą, dar neprižymi žalios, Tai kuo mažesnė tolerancija, tuo tiksliau žymi spalvą, kuo didesnė, tuo daugiau panašios spalvos pažymė. Tai čia kartais reikia, nuotraukose, kad daugiau pažymėtų. Galit pasibandyti. Tai dabar tie 85% tiks ir žaliai spalvai, nes jinai vientisa ir bet kuriai, Ir tokiu būdu aš galiu pažymėti juodai, tai
tai visus juodą spalvą, jeigu ten raudona, tai raudona ar ne, deselektinsiu. Na ir tarkim pasižymėkime foną. Ar jūs galite pasižymėti ir marškinėlius, ar kelnes, pabandysim tiesiog pakeisti iliustraciją, užliedami keletą gradientų. Na, pasižiūriu, kokią aš noriu gradientą, pasiimu turiu selectioną, pasiimu gradientą, išsirenku, kokią aš čia noriu gradientą. Na, tebūnie toks iš melsvo į žalią. O tik tais aš linijinį noriu. Pakeisiu į linijinį, ar ne? Ir dabar turiu taip fone. Galbūt čia mažokai kontrastuoja. Reverse funkcija man apsuka. Jeigu kažkokia spalva man netinka, aš visgi matau, kad mažai kontrastuoja, aš galiu tą spalvą ir gyvai keist. Galiu gal pašviesinti ar paryškinti, kad geriau kontrastuotų, ar patamsinti, ar ne? Tuomet galiu daryti kitą selectioną, vėl galiu pasirinkti Magic Wand. Tik dabar žiūrėkit, koks svarbus momentas, bet kodėl man neleidžia pažymėti. Sako, could not use the magic wand because the target is a fill layer, nes aš esu pažymėjus šitą layerį. Taip, kai darau selectioną, labai svarbu būti pažymėjus teisingą layerį. Tai vat aš noriu pažymėti kažkokią merginos dalį, bet iš tikrųjų esu pažymėjus šitą vaizdą, ar ne? Tai dėl to turiu pasižymėti tą layerį, kur yra iliustracija ir darau vėl selection. Dabar pasižymėjau marškinėlius, vėl renkuosi gradiento įrankį, vėl galiu pasirinkti kažkokį gradientą. Nu, prie oranžinių pažiūrėsiu dabar kažkokį su geltonu. Ir tarkim, na aišku, bet kokią kryptimį galiu daryti, taip. Ir galit pabandyti ir jūs, pasižymėkite ir perspalvinkite iliustraciją. Tokia maža bus jums užduotis, būtent su gradientais. Aišku, jeigu jūs norėtumėt, galėtumėt čia užlieti ne gradientų, o solid color, tuomet būtų vientisa spalva. Šiek tiek skiriu laiko, pabandykit padaryti. Gal kils kažkokių klausimų jums. Na štai, ir keletą čia akimirkų klausimas. Taip, ir perspalvinau. Na tai, aišku, čia toksai dėkinga nuotrauka užduočiai, bet labiau jums čia pasipraktikuoti, pabandyti. Tai pabandykite, šiek tiek luktersiu, gal kils kažkokių klausimų, drąsiai paklauskite. Ir tada keliausim toliau. Bet pabandykit. Pradžiai. Kažkodėl man nepasikeičia fono spalva. Jūs pasižymėjote žalią... Foną šiaip pažymėjau, taip. Turite selectioną, taip. Gerai, tai aš pasidarysiu irgi, kad... Turite selectioną, aš išjungsiu layerius, gerai, kad tiesiog matytumėt. Dabar rinkitės gradiento įrankį, taip? Pasirinkite gradiento įrankį, pasirinkite norimą gradientą. Nu, aš paimsiu kokią kitą, kad skirtusi. Va, pastelinę aš paimsiu. Ir tuomet būkite pasižymėjusi layerį iliustracijos, ar ne? Ir tada bandykite braukti gradientą. Pažiūrėkite, ar teisingą gradientą esate pasirinkus, linijinį, galite, aišku, ir kažkokį kitą tipą, bet gal čia būtų tikslingiausia linijinis. Gal kažkokia žinoma? Ačiū labai. Gal dėl to, kad nebuvot layerio aktyvavusi, gali būti dėl to, tiesiog reikėjo spustelti. Jeigu, pavyzdžiui, atsižymėjo, irgi atrodo, kad turėtų, bet, žodžiu, gal layerio buvot nepažymėjusi. Taip, pabandykit dar tada kitus pažymėjimus padaryti. Dar primenu, kad kai, pavyzdžiui, jau sukūrėte, tarkim, vieną gradientą ten fone ir norėsit žymėti naują vietą, tai ar ten kelnes, ar skeito lentą, ar ten kažkurią kitą vietą, ar plaukus, ar lūpas, grįžkite į iliustracijos layerį, ant jo paspauskite būtinai. Šitą, kai dirbam su daugiau layerių, šitą klaidą pasitaiko, kad žymėjimą padarytų, jūs turite aktyvuoti tą layerį. Nors programa protinga, tačiau jeigu neaktyvus layeris, tai nesupras.
neras, ką jūs ten norite žymėti. Vadinkim, mato tai, kas pažymėta tame lejeryje. Gerai. Dar minutę kitą ir tada keliausim toliau. Nebent klausimai kažkas nesigauna, tai paklauskit. Gerai, tai žinokit, kad su gradientais norėjusi man parodyti, kad tai naudojama ne tik šiai spalvai dekoratyviai lieti, kad galiu ant masko naudoti ar ne, paslepiant vaizdą, nes aš galiu, parodysiu, vis mėgstu atsidaryti vieną ten tą patį vaizdą, tai gal dar tik tais pabaigai greitai parodysiu. Kad pavyzdžiui, aš galiu ir ant lejerio naudoti, ar ne? Galiu susikurti maską ir galiu pasiėmus, ar ne, atidengti ten, pavyzdžiui, tik tais aš gal linijiniu būdu, ar ne, kad ten išnyktų. Ta prasme, aš ant bet ko noriu. Čia gal nelabai tikslinga ant šitos nuotraukos, bet pats principas, ar ne, kad aš ir ant vaizdo galiu naudoti ir galiu naudoti ant nuotraukos masko ir ant adjustmento masko gradientus, kas kartais gali būti puikus dalykas. Gerai, tai čia tiesiog užbaigiau savo mintį, tai gradiento failus galime užsidaryti ir tada keliaujam toliau, tai pasakysiu, ką toliau atsidarom, pažiūrėsiu. Aš noriu čia su jumis šiandien nuveikti. Gerai, gal pasižiūrėkim Select and Mask. Select and Mask mes pasižiūrėsime, kaip galime koreguoti savo pažymėjimus. Gerai, galbūt pastebėjote, gal ir nepastebėjot, kad kartais, kai pasižymite ir uždedat maską, vadinkim, iškerpam, lieka toksai fono spalvos kontūrėlis, ar bent jau gali likti. Manau, kad jau galbūt ir susidūrėt su šituo momentu. Tai noriu paaiškinti, kaip mes jį galėtume panaikinti. Tai Select and Mask aplanke atsidarykit, kur yra Girl Select and Mask. Čia daug visko, bet šiandien tokių gal norisi, kai mokomės Photoshop, aš ir sakiau, kad bus daug failų, nes, matot, kad paaiškint tam tikrą dalyką norisi reikalingas vis kitas scenarijus. Dirbant labai daug skirtingų tų scenarijų gali susidaryti, lauksiu, kol atsidarysit. Atsidarę iš backgroundo pasiverskite į lejerį, spustelėję ant spinutės prie lejerio, o aš luktersiu. Kai jau atsidarysite, tuomet imsim ir pasižymėsim vėlgi Select Subject. Nes aš noriu pažymėti visą merginą. Taip, arba greitoji veiksmų juostai darau Select Subject, arba keliauju per viršutinę juostą Select ir darau Select Subject. Okay? Kai pasižymėsite, pažiūrėkit, ar jūsų selectionas atitinka mano. Pagal panašumą. Turėtų atitikti šiaip. Dabar aš paaiškinsiu, kodėl aš klausiu tokį vieną dalyką. Jeigu mes pasirinktume įrankį Object Selection, čia yra tokia parinktis Select Subject, taip, ir rodiklėlė. Pagal duotybę jums yra device. Tai reiškia, kad jeigu yra parinktis device, reiškia, kad pažymėjimas vyksta greičiau, bet gali būti
mažiau preciziškai tikslus. Jeigu pažymėsit cloud, aš esu nusistačius taip, kad man visą laiką darytų į cloudą. Matėt, gali pas mane ilgiau šiek tiek palaukti, bet teoriškai turėtų būti truputėlį geresnis tas selectionas. Skirtumas tikrai labai minimalus, bet pasakau, kad žinotumėt. Jeigu jūs norėtumėte išbandyti, jūs galite spustelti, jums vieną kartą Aš atsiprašau, o kur jūs čia randate šitos, nes aš nematau pas savo ekrane. Jūs turit būti pasirinkus Object Selection Tool, kad matytumėt. Aha, tai man ta mergina yra, jinai Blikceptas. Tai gerai, jūs jau pažymėjote šitokį papildomą dalyką. O kur rasti šitos? Jeigu pasižymėsit Object Selection Tool, tiesiog pasirinksit tą įrankį, čia ir bus. Taip. Tai man apvesta yra punktyrinė linija ta mergina. Tai gerai, viskas tvarkoj. O tai kur man rasti šitą, kaip jums select subject ir panašiai, tą visą select people, šitą veiksmų juostą? Čia yra Object Selection Tool parinktis. Ai, tai ant parinkties reikia spausti. Reikia ant įrankį pasirinkti, taip. Kad matytumėt, taip. Tai va, ir šita parinktis select subject ar device ar cloud bus prie įrankių Object Selection ir Quick Selection, nes jie yra labiausiai išmanus, taip. Ir galima pasikeisti. Čia toks papildomas dalykas, kurį aš jums paaiškinu, dabar mums jo nereikės. Dabar truputėlį pažiūrėkite ir galim dabar kartu padaryti. Sekantis dalykas, kai jau turim pasižymėję, mes sukursim maską. Tai spustelsim arba greitoji veiksmų juostą ant masko ikonėlės arba layerių panelės apačioje. Taip, spustelėjus ant masko, mums sukuria maską, pridengia foną ir mergina yra iškerpama. Be abejo, buvo labai intensyviai. Taip, prašau. Pas mane neatsirado greitoji veiksmų juosta. Dar kartelį pasitikrinkit, ar gal kažkaip, ar tikrai yra varnelė uždėta. Window, Contextual Taskbar. Pažiūrėkit. Taip, varnelė buvo neuždėta. Pažiūrėkit, tai žodžiu, turi būti varnelė uždėta, tai jeigu vieną kartą gal nepasispaudė, tiesiog dar kartą pasitikrinkit. Gerai, žinokit ateitį tuomet. Taip, dabar, kad truputį būtų aiškiau, aš po apačią sukursiu layerį tik su spalva. Jūs galit irgi tą daryti, galit nedaryti, bet, nes pikselių gridas toksai jisai intensyvokas žiūrėti, ar ne? Pikselių gridas indikuoja, kad nieko nėra. Tai vienas patogus būdas užsilieti layerį spalva, primenu, layerių panelės apačioje, ikonėlė apskritimas pusė balto, pusė juoda, jį spustelėjus, einu į apačią ir randu funkciją Solid Color. Pasirinku Solid Color, pasirinkite kokią norit spalvą. Aš gal rausvą labiau pasirinksiu, kad nebūtų tokia pati, kaip buvo fonas. Ir dabar žiūrėkit, jeigu priartinsim, ką mes ir matom, apie ką aš ir šnekėjau, mes pakankamai gerą selectioną mums padarė automatiškai, ar ne? Pavyzdžiui, anksčiau čia būtų likęs tikriausiai ir aplink drabužių toksai žydras kontūras, dabar jau šitoj vietoj pakankamai gerai susitvarko, bet plaukai, kailis, visokios minkštos tekstūros visą laiką bus sunkusis dalykas iškirpimui. Ir aš pat prie plaukų visur ir matau, kad matosi tos foninės spalvos, ar ne? Tai mes ir pasiaiškinsim, kaip galim pasitobulinti savo selectioną. Tik iš karto atkreipsiu dėmesį, kad mes žiūrim į kontūrą ir redaguosim iškirpimo kontūrą. Tai, kad ant jos odos atsispindi jau mėlyna spalva, tai jau šiuo atveju mes nekoreguosim, gerai? Čia jau kitais būdais reikėtų koreguoti, keičiant spalviškumus, o mes dabar aplink kontūrą žiūrėsim. Tai dabar vėlgi galiu parodyti, kad pasirinkus bet kokį selection įrankį yra tokia funkcija Select and Mask. Galim ir nepasirinkę tą Select and Mask funkciją surasti, spustelėję viršutinėje juostoje, Select ir parinkti Select and Mask. Suraskit.
ar pasirinkę bet kokį įrankį, va čia, taip, Select and Mask, ar per viršutinę juostą Select and Mask. Paspaudus ant Select and Mask, jūs įeisite į atskirą darbo zoną ir tai bus pakol kas pirmas kartas ir matysite va tokį vaizdą veikiausiai, kuris nelabai skirsis, jums gal neatrodys, kad labai skiriasi, o būtent ką aš esu pasidarius, kad matyčiau tokį raudoną foną ir dažnai manau, kad tas raudonas fonas truputėlį gali būti aiškiau. Tai dabar žiūrėkite, kai įsit į Select and Mask, matysit, kad jau įėjot, jums indikuos, kad pasikeis, čia bus Properties panelė ir čia mažiau įrankių. Tai būtent yra tokia atskira darbo zona koreguoti jūsų pažymėjimui, pažymėjimo kontūrui netgi tiksliau. Tai dabar pačiam viršui jums bus parinktis View. Tai vat prie View jūs galite rinktis, kaip jūs matote. Gali būti permatoma, gali būti ant balto fono, arba masko vaizdą galite matyti, arba ant juodo, ar ne, nu vat ant juodo gerai matosi, ar ne, ir tada dar koreguoti per matomumą. O raudonas yra, kad galiu ant kažkokios spalvos, kad irgi dažnai gali būti patogu, nes raudonos spalvos yra tai, kada bus ir labai patogiai irgi gerai matosi. Galite ir ant juodo įsijungti, žodžiu, kažkurį jums patikusi variantą, netgi čia galime ir ant juodo pasirinkti, po to galėsim pakeisti, pakeiskit. Na ir ką mes matom, kad tikrai čia yra tos likusios aplink kraštą einant, dabar puikiai matosi tos melsvos spalvos, ar ne, kur yra. Dabar būtent šitam Select and Mask mes turime tokį nematytą naują funkciją, naują įrankį. Iš to įrankių juostoj nuo viršaus antrą, kuris vadinasi Refine Edge Brush. Pasirinkę jį nedaryti, čia kadangi brushas, tai vėlgi galiu mažinti, didinti, tai nedaryti labai didelę. Ir su juo reikėtų šiek tiek apeiti, kur matosi ta melsva spalva ir jisai ją liktais naikina, koreguoja, taip, mažina. Tai va taip per daug giliai neįeinant, netgi galim grįžti į raudoną tą foną. Aš tai kažkaip galvoju, kad gal ant jo ir aiškiau pasimatys. Taip, ir apeinu ten, kur yra tos melsvos spalvos. Va čia ir aš matau, kad jisai tiesiog pats už mane dirba, supranta ir koreguoja tą foną. Taip, tą kontūrą, kuris yra, tai apeikit truputėlį va čia, kur plaukai, keliose vietose. Ir neįeinant per daug giliai, nes po to va čia, kur atsiranda toks kaip permatomumas, tai va gali maskę pažiūrėti, ar ne? Čia tiesiog masko vaizdas. Jisai koreguoja selectioną, va. Matot, kiek daug informacijos sugrąžina. Ten, kur yra pilkšva spalva, jinai indikuoja permatomumą. Na ir vėlgi, kadangi maskė gali būti sudėtinga, pasižiūriu, ar čia nėra daugiau kažkur to žydros spalvos, bet čia labiausiai buvo aplink plaukus. Taip, pasižymėkit ir jums automatiškai koreguoja selectioną. Bandykit apeiti. Jeigu, tarkim, įėjot per daug, va čia labai giliai, taip, aš parodysiu ant black and white, va čia visur, taip, kur juoda, tai jau reiškia, čia persimatys, tai nebus, mes turim pliusavimą arba minusavimą, galiu atminusuoti ir taip, tai užtat ir čia yra tie žiūrėjimo maudai, kad galiu pasikeisti ir suprasčiau. Kai tą padarysit, čia yra ir daugiau parinkčių, mes jas vėliau išsiaiškinsim, kai apeisit. O dėstytoja, kaip atminusuoti? Atminusuoti, taip pat pasirinkus Refine Edge, čia žiūrėkit yra pliusavimas ir minusavimas. Pagal duotybę jums pliusavimas, su altu, taip kaip ir galite tiesiog spausti altą, jums bus aktyvus minusiukas, va, kad geriau matytus, ar ne? Minusiukas ir tada minusuojat, arba viršui galite tiesiog rankiniu būdu persijungti, bet po to jau sugrįžkit į pliusą. Taip. Kai tą padarysite, eisime Properties panelį į apačią ir čia bus parinktis Output Settings. Gal jeigu jie suskleisti, tai tiesiog spustelkit, bet turėtų būti išskleista. Ir čia yra, ką su šitu pažymėjimu jūs norit daryti.
Pagal duotybę jums tikriausiai čia aktyvus selection, ar teisingai? Output 2. Galima, tai tiesiog jums paliktų selectioną, gali layer maską koreguoti, naują layerį sukurti. Na ir mes norėsim, kad layer maską pasirinktume. Taip, va šitoj output to layer mask. Kad, žodžiu, va tai, ką aš pakoregavau, mūsų maskę priderintų. Tai output to layer mask ir spausime OK. Na ir per history aš galiu, aš tik truputį pasistumsiu. Taip, aš galiu pažiūrėti, kaip buvo ir kaip iš tikrųjų daug spalvos išėmė, ar ne? Gal šiek tiek ten ir suvalgė, bet vat tokių plaukelių smulkesnių atsiranda, taip, matau, kad iš tikrųjų pagerino situaciją, tačiau vis tiek aš šiek tiek to mėlynumo dar matau. Selectionas gan detalus, čia vat net po vieną plaukelį, bet na, tie plaukeliai atspindi šviesą, tą foninę mėlyną, ar ne, ir užtat jie atrodo ten to fono spalvos juose lieka. Tai dabar galim vėl grįžti į tą pačią funkciją. Kitas būdas į select and mask, tiesiog 2 kartus paspausti ant mask irgi eisim. Vėl grįšiu ir dar noriu vieną jums tokią funkciją parodyti, kuri labai ženkliai pagerins mūsų rezultatą ir ypatingai ne visais scenarijais, ne su visais scenarijais veikia, bet su plaukais dažniausiai puikiai veikia. Prie output settings yra tokia parinktis decontaminate colors. Tai reiškia, kad važiuokit tiesiog plaukų spalvą pratęsia iki galo selectioną ir iš esmės ten, kur to mėlynumo buvo, užpildo tą plaukų spalva kokia, pritaiko, ar ne? Jeigu spustelsim OK dabar, matau, čia sukūrė man naują kopiją, ar ne? Ir galiu pasižiūrėti, tai nenustebkit, buvo toks vaizdas, o dabar toks. Kad taip, tai tikrai matau skirtumą ir kad nebeliko iš visiškai tos mėlynos spalvos, ta mėlyna va čia spalva liko ten, kur tiesiog atspindys yra. Bet nei čia ir matau, kad visai puikiai pavyko. Tai, plaukai visą laiką tokia jautris dalis. Aš nemanau, kad čia jau yra pats geriausias rezultatas, bet tokiam lengvam redagavimui tai pakankamai džiuginantis vaizdas. Ar pavyko, ar reikia kažką pakartoti, parodyti, mes toliau žiūrėsim ir kitus scenarius to pačio funkciją. Nepavyko. Kuri vieta nepavyko? Bet dabar dar vis spaudinėjau su refine ir man tas mėlynumas nedingsta. Dabar dar pasitikrinkim, prie refine yra refine mode, taip, pasitikrinkim, ar pas jūs parinktis, čia patamsėja, ar color aware, ar object aware, šiaip turėtų būti color aware. Matot, pas mane tamsiau, pažiūrėkit, ar pas jūs. Fine. Tai pažiūrėsiu, kur čia rasti. Prie properties. Taip, prie fine. Properties, pasirinkus esu tas kursorius. Tai bandykit dar, ten kartais priklauso. Kur bandyti? Tiesiog dar kartą su tuo brašu bandykit ir uždėkit varnelę decontaminate colors prie output settings. Jisai labai stipriai pakeis rezultatą. Gerai? Aš šitą dabar ir decontaminate colors. Taip. Ir tada jisai, būtent pratęsia tą spalvą. Vis tiek man čia tas pats, aš ir pliusuoju, ir minusuoju, nežinau, man čia nieks neveikia. Pabandom dar kitą scenarijų pažiūrėti. Gerai, mes dar bandykim tada... O čia su pliusu ar su minusu reikia, nes man ant to pačio? Su pliusu. Tik su pliusu. O man niekom nesiskiria. Jūs galit žiūrėti black and white, ar ne? Kai einu, taip čia jau dabar 5 kartą darant nieko nedarys. Žiūrim kitą scenarijų, dar kartelį bandysim, gal bus aiškiau, mes dar 2 ar 3 darysim, gerai? Tai atsidarom dar vieną ir atsidarom dabar ledus. Čia bus truputį paprastesnis, dėl to ir sakau.
truputį kitoks principas. Tai čia ledų vaflis. Jisai vadinasi Select and Mask tiesiog. Ledų vaflis ir palauksiu, kol darysit. Šitam galim pabandyti, nesam bandę dar pakol kas bent jau kartu, funkcijos Remove Background. Tai yra toksai naujesnė funkcija tame, kad jinai iš karto padaro 2 veiksmus. Prieš tai, ką mes darėme, žymėjom subject, tai mums realiai padaro selectioną ledų padarytų ir tada spaustume maską. Remove Background jau iš karto šitos 2 veiksmus apjungia. Tai va galim pabandyti panaudoti. Tik tai atsidarę ledų šitą vaflio failą, galit pasiversti į backgroundą. Jeigu nepasiversit, pasiversti, atsiprašau, iš backgroundo į layerį, bet iš tikrųjų, jeigu ir nepasiversit, Remove Background funkciją naudojatis, vis tiek jau automatiškai turėtų pavers pats į layerį. Tai tiesiog spaudžiam tą Remove Background funkciją. Čia gali šiek tiek ilgiau pagalvoti, bet neturėtų, nes gan paprastas selectionas. Ką jis padaro? Tai aš kaip ir sakiau, padaro iš karto 2 veiksmus. Ir pažymė ir iš karto maską sukuria, nes, supranta, kur yra fonas šiuo atveju, čia tikrai paprastas objektas. Vėlgi, kad būtų mums geriau matytųsi riba, užsiliekim foną. Tai solid color. Dabar tokį pilkšvą violetinę aš padarysiu, kad gerai kontrastuotų. Gal biškį šviesesnį, kad geriau mes... Gelsvą padarysiu, tiesiog noriu, kad geriau matytumėm, kad, aplink kontūrą, ką aš ir matau, liko tos žydros spalvos, taip? Dabar, kodėl taip dar yra? Jeigu čia būtų labai fokusas, tarkim, viskas fokuse ir būtų labai tokia sharp riba, tai, sugebėtų mums iškirpti pakankamai gerai. Kai tik atsiranda bluro, tai labai sunku programai surasti kontūrą ir tą minkštumą pažymėti, ar ne? Tai dėl to dažnai ir pasimato tos kontūriukas kerpant buvusios aplinkos. Taip? Tai palauksiu, kol jūs padarysit. Net gal geltonesnį čia. Aš pasirinksiu foną, kad man geriau ta riba matytųsi. Gal taip. Į Remove Background ir Solid Color užsiliekit. Tiesiog kitokia, negu buvo žydras fonas, tai kažkokią kitą spalvą pasirinkit, tiesiog, kad jums matytųsi. Ir sakau, čia dažnai susidursite su tokiu momentu, kad iškirpus, vadinkim, kabutėse iškirpus objektą, matysime buvusio fono likučių spalvos. Tai dabar darysim tą patį. Vėl eisime tą funkcija Select and Mask. Tai arba viršutiniai juostai Select ir Select Mask, arba pasirinkus bet kokį įrankį, arba netgi spustelėjus 2 kartus ant masko. Taip. Jei jau vėlgi išsirenkat žiūrėjimo metodą, tas, kuris jums patogiausias. Norit ant balto, noriu ant juodo. Man kažkaip dažnai patinka raudono. Galiu per matomumo daugiau ar mažiau, bet kadangi su lygia spalva dirbam, tai gali būti mažiau. Dabar mes nenaudosim Refine Edge, o pasiaiškinsim, yra Edge Detection, kur mes galim ne brush'o pagalba čia šito, o tam tikrų parinkčių. Tai žiūrėkite į Properties panelę ir išskleiskit, jeigu nematot Edge Detection parinkti ir Global Refinements. Gerai, ir čia gausim, atsidarys mums parinkčių, tai nenustebkit, prailgės panelę. Tai prie Edge Detection bus Radius, o prie Global Refinement bus Smooth, Feather, Contrast ir Shift Edge. Gerai, palaukiu, kad padarytumėt, surastumėt.
Jeigu pavyko, tai dabar edge detection ir radius jisai pats truputėlį bando, jeigu aš didinu, mažina tą ribą, taip? Gali mažinti, tai jis toksai smart. Čia taip gan subtilu bus. Aš netgi galiu šiek tiek jums priartinti, kad geriau matytus. Tada turim global refinement, turim smooth, kuris mano ribą taip užapvalina, taip, bet šiuo atveju aš galiu tą naudoti su bet kokiu selectionu, ar ne? Šiuo atveju man nelabai efektyvu, nes su spalva man netinka, tai aš gal nenoriu per daug. Feather minkština, bet minkština, aš noriu priminti, kad aplink viską. Tai šiuo atveju man daug feather irgi nereikia, aš tiesiog parodau, kad tikrai būtų aišku. Kontrast didina kontrastą, tai aštrina ribą, ar ne, aš galiu labai aštrę pasidaryti, bet vėlgi šitoj vietoj netitinka, tai man nereikia didelio kontrasto. Ir yra shift edge, aš galiu pridėti į minusą, žiūrėkit, į vidinę pusę suvalgo ir šiuo atveju man visai gerai, nes ta dingsta mano žydra spalva, bet labai aštri riba pasidaro, ar ne? Bet galėsim su šituo padirbėti. O į pliuso pusę pridėtų. Tai čia priklausomai koks scenarijus. Šiuo atveju mes galime minusinę šiek tiek padaryti, gal ne tiek daug. Ir matau, kad užaštrėja riba, tai reiškia, aš pridėsiu truputį feather, kad ir truputį smooth. Praktiškai tos žydros spalvos nebėra, gal labai minimaliai va čia, kur buvo blurras. Dėl to uždėsiu pačioj, kur output settings, irgi decontaminate colors. Ir žiūriu, kad iš viso dingo. Tai dabar imkite ir jūs pabandykit susistumdyti. Tai pirmą galit panaudoti shift edge. Šiaip šitos parinktis, global refinements, nebus gerai, kai bus plaukai, čia su kietesne riba gerai veikia. Bet kai ten yra labai smulkmeniškas selectionas toksai kaip plaukai, tai jis, šitie global refinements tiesiog per daug suvalgo, tai nebus efektyvu. Tai vat, su tokiu kažkokiu kietu objektu tai gali būti. Pasibandykite. Ir uždėkite varnelę prie decontaminate color, tai ten jau visus jūsų fono spalvos likučius turėtų išnaikinti. Ir kai jau jums patiks rezultatas, čia jums parinktis bus output to new layer with layer mask. Tai reiškia, sukurs naują layerį, duplikuos su layer mask. Tai sukurs kopiją. Spausiu OK, ir kaip sakiau, sukūrė kopiją. Aš galiu pasižiūrėti, kaip buvo ir kaip aš čia pakoregavau. Taip, tikrai, tas rezultatas mane tenkina, žydros spalvos nebeliko ir jau aš tą iškirptą objektą galėčiau naudoti, kur man reikia, ką aš noriu su juo galėčiau daryti. Taip, ar turit klausimų? Ar pavyko, ar reikia kažką pakartoti? Jeigu pavyko, tai dabar, manau, bus tinkamas laikas pasidaryti pertraukėlę 15 minučių ir tada sugrįšim po pertraukėlės ir pratęsime, kaip visada.